Atlėkiau dar į sekmadieninį turgų, 7 valandą atvažiavau, tai jau buvo daug žmonių, bet kadangi šaltoka, tai neskubėjau, nes dabar žiūriu dar atvažiuoja naujų pardavėjų. Reikia ieškoti kažko pigaus. Keletą daiktų radau, vėliau parodysiu. Dabar ieškom kažko įdomaus. Keletą žaislų pasiėmiau, po 10 centų buvo vaikams ir DVD pasiėmiau už 5. Tai visai gera kaina. Keliaujam toliau. Lego. Video kasetės. Tuščios dėžutės. Daug žaisliukų, daug visko. Drabužiai, lėlytės. Oui. O, kažkoks labai apdaužytas visas. Pažiūrėkim, kas čia įdomaus. Spausdintuvai. Monopolis. Neįdomina. How much for CD? £2. Metalas.
Yeah. Some burns through it. How much for this bundle? I think. What, with the cassettes? Yes. Tenner for that? Tenner, yeah. Okay, take. Pamačiau kaladėlės, bet žiūriu, kad čia ne Lego. Gaila. Būčiau iš karto griebęs. Nerf ginklai, bet labai jau padrožti. Gaila. Viskas baigęs man šiandien turgus, keliauju link mašinos. Dar keletą stalų apžiūrėsiu. Ir žingsniuosiu į mašiną. Jau pilna žmonių. Kažkur apie 8. 8 gal truputį. Sorry, how much for phone? £2. £2, yeah. Jau grįžau iš turgaus, vėl prie skrynios, pilna uždengta, daug radinukų. Ir ką, pradėkime nuo šitų žurnalų. Yu-Gi-Oh! Visi žinom, kas čia. Ir filmukas. Visą krūvą sumokėjau 10. Daug žurnalų. Kainos įvairios internete. Nuo 3 iki 6. Yra kas krūvom parduoda. Po 10, po 20. Tai, nežinau, reikės žiūrėti, gal kažkas bus įdomesnio, gal kokį vieną kitą atskirai parduosiu. Koks 30 būtų gerai gauti. Kolonėlė Sony. Tokia įdomi forma. Mokėjau 3. Mokėjau 3 svarus. Kažkas apie 15. Toshiba DVD grotuvas. Naudotas. Apie 20 svarų. Mokėjau 5. Toliau. Čia nais. Judas Priest. Metalas. Muzika. Už visą šitą krūvelę sumokėjau 11. Čia šitie maždaug po 10. Po 15. Šitas 10. Šis, man atrodo, brangesnis. 97. Led Zeppelin. Irgi gera grupė, bet nėra tokia brangi. Bet šitą už svarą mokėjau. Kompaktą, kasetės dar 2 buvo. Šitą 7, šitą 5. Kaip nekeista. Internetą įdėta už 5. Nors gana senoka, ne 88 metų. Tai visai neblogai, kaip už 11 svarų. Tokia krūvelė.
Toliau Dyson dulkių siurbliai, antgaliai visokie įvairūs, mokėjau 4. Vien šitas apie 12 įdėtas yra, tai kokie 25. Gal išeis gaut. Telefonas Nokia. Aišku, aš jau nepatikrinsiu. Tai reikės dėti dalim. Mokėjau 2 svarus. Nokia 3110. Nu, yra įdėta už 12, už 30 įdėta. Bet kadangi čia toks apdaužytas jau, bandysiu dėti už 12. Upsi. Nuslydo. Pažiūrėkime, ką išėjo parduoti per paskutinę savaitę. Tai būtų pirmas daiktas senovinis žiebtuvėlis. Štaip jis atrodo ir parduotas už beveik 10 svarų. Tada Jameso Bondo mašinytė apdaužyta. Parduota už beveik 6 svarus. Toliau Kodak fotoaparatas su visokiais priedais. 80. Toliau eina vinilų grotuvas, neveikiantis. Buvau dėjęs už 90. 50 pasiūlė, tai sutikau, nes ilgai jau stovi. Nieks nieko nesiūlo. Tik tais klausinėjo, ar veikia, ar pilnos komplektacijos. Toliau traukinių bėgiai. Parduota už 16,50. Čia kažkokie varžtai Hilti. 10 vienetų. Už 43. Čia keli žaislai. Arkliukai. Televizorius parduotas. Už 60. Ai, ne, už 60. 65 pilna kaina, prieš tai buvo nupirkę. Už 60 pasiūlė, nusinčiau, bet kažkas netiko, spalvos, kas ten. Tai atsiuntė atgal be pultelio. Būtų su pulteliu, tai būtų 7,80 jau galėčiau prašyti. Toliau plaukų tiesintuvas. Naudotas, 11 svarų. DVD grotuvas. Sony 18,70. Čia vonelė. Kūdikiai plaut. Knygutė. Kaip naudot greitpuodį ar kažkokį čia puodą. 12 svarų. Ir paskutinis daiktas. Puodas sunkus. Metalinis ar koks šisai už 10 svarų. Tai sakyčiau, šią savaitę visai nieko. Čia dar toliau eina kitai savaitei. Jau, o šitą savaitę visai
Neblogai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Susimatysime, susigirdėsime kitą savaitę. Iki.